Taigi, ir vadinasi, tautinės mažumos yra Šengeno zonoj nepatenkintos jokių, reiškia, norų prievartavimo ekonominių smurtų, neatstojas, reiškia, joks megztinis, jokio, reiškia, atiduok turtą, reiškia, žydams susilošk, tfakov, kibernetiniai karai. Minus mėlynas Šengeno zonui. Nebūsės karas, nei civilinis karas, nei kibernetinis karas, nei kinetinis karas. Nei šunis, nei katės kinetinis karas nesuėsė su smėliu, neuždulkėsės. Tiesiog kiekviename tame supratime. O mes suprantam ne košę, kūšį, dar pusimą. O akivaizdžiai mes suprantam. Kiekvienu atveju teta dažnių mes suprantam iš analizės. Tam, kad analizė būtų, yra sugriautas protas mokslininko geriant vaistus. Neuroleptikus atstato teta nervo ir charizmatinį režimą alfa. Tam aš klausausi muzikos. Tam aš, reiškia, kad teta dažniai taptų teta dažniais. Aš tam sportuoju, tam akivaizdžiai sustatydama 10 nuo 0 iki 10. Kiekvieną mielą dieną pradedama nuo 0. Iš esmės, toks gyvenimas yra Šengeno zonai, bandant neįtvirtinti paranojinę baimę tam, kad jeigu tu mokslininkas, mes tave Izraelį pavoksim, prievartausim, žudysim. Vėlgi atsakymas yra toks iš šito viso Europos Sąjungos žydai pasaulio nevaldysia su jokių netgi šunų karu, reiškia, kinetiniu. Tam irgi yra sėdėgulėk režimas iš tų dažnių. Kaip yra nuo naktinių, reiškia, benamių, reiškia, pabaigos, nes tai tie debilai Košinskai ir debilai iš Tiešviniai iš pelkės išvyks į bendrus namus, ieškot, kas jais pasirūpins, aš nepasirūpinsiu. Jokių iš kalėjimų parėjusių durnių aš į savo namus asmeninius nepriimsiu, to turto neatiduosiu. Reiškia, šitos eglės neegzistuosia kaip po GPS, dabar užsidėt kūšį vėl. Tai, žemokštų dažnių bankų signalizacijos kontrolė. Irgi vėlgi yra trenk.lt parduotuviai. Signalizacija. Užsitaisykit, pasiskaitykit. Taigi, sovietinių metų laikų signalizacija vėlgi yra ne autoritetas minus mėlyna, o vėlgi fizika, metafizika, astrofizika, tas GPS irgi fizikos dėsniuose yra įtvirtintas kaip po privačios, aiškiai, teritorijos apsauga su šis vėlgi dar teta dažniuose atitinkančiais dalykais. Taigi, 40 gamma dažnių tas pasaulis. Bet yra su nervu, vis dėlto protingas, jisai turi savį ir fiziką, ir metafiziką šitos visos GPS, bet dar, reiškia, vis dėlto Bluetoothas turi ir mūsų suprantamą laisvę, charizmatinį mūsų nervo paradą, kaip Biblija sako, proto dvasia. Tai tas yra suprantamas, nebe tikėjimas, neimk, neragauk, nenorėk, nemylėk, nekurk, nesportuok. Tad visas šitas yra blokas iš 8 gamma, jisai kibernetiniais karais netampa, neįsivysto Lietuvos kultūra, tai yra visiškai ne kultūra, kadangi kultūra tai yra iš esmės menas, ar ne? Nes tai dvasinis teisės autoritetas. Man yra Dievas, mano charizma, mano sąžinė. Tai yra ir darbas virtualios teisėjos. Todėl jis yra įtvirtinimas Danijos konstitucijoje, reiškia man. Tapus virtualią teisėjų Lietuvoje iki 0 bandytai su civiliniu mažės 0 iškrauti. Vėlgi mes suprantame iškrovimas, įkrovimas. Tai iš esmės įmanomas subugs, ar ne? Nano tais visais. Bet biologinis tame ritmas sako, manęs kaimynai nevaldysia kaip po simuliaciją, žinai. Tam, kad turėtų pajuoką, ar tai reiškia komandinį režimo autoritetų žydų tame
Šengeno zonų leidimo nėra, ne vieno įstatymo Lietuvoje, kur būtų pasirašę 7 prezidentai. Ar save patys išsirinkę, vėlgi mes kalbam neatsiedami savo tautos nuo tragikomedijų humoro.